Ant 80 metrų ilgio ir beveik 3 metrų aukščio linkėjimų sienos per kelias dienas kauniečiai šalies rinktinėje jau linkėjo daugiau kaip 300 kartų. Šiandien prie gerų ketinimų prisijungė ir Kauno vadovai. Meras Rimantas Mikaitis pirmiausiai perskaitys popierėliuose išsakytas žmonių mintis, pats krepšininkams palinkėjo siekti pergalių, kurių Kauno vadovo nuomonė niekada nebūna per daug. Palinkėsim pergalių, Kaunas pergalių miestas, arena, kurioje jau įveikti ispanai, tegul per draugiškas rungtynes, bet ta atmosfera, kuri buvo sukurta Kauno arenoje, tai labai panaši į tą, kokia tvyroja halėje, tvyrojo 72 metus. Halės sienos padėjo siekti pergalių ar Lietuvos rinktinėje, ar Žalgiriui. Taip, kad čia dabar bus dar didesnė auditorija, 3 kart didesnė auditorija, padėsianti rinktiniai siekti pačių aukščiausių tikslų. Ant linkėjimų sienos krepšinio rinktiniai marguoja įvairiausi linkėjimai, nuo prisipažinimo meilėje iki pergalės siekių aukso medalių, žygio iki finalo bei nugalėti ispanus ir tapti čempionais. Žmonės sako tikintis Lietuvos rinktinės vyrų pergalėmis. Aš čia parašiau linkiu sėkmės ir didvyriškumo mūsų komandai, kad vyrai parodytų viską, ką gali. Ir kad tikėtų pergalę ir svarbiausia būtų patys pasiruošę ir emociškai laimėti. Kad mažos nesėkmės neduotų, kaip sakyt, įkvėpimo sustoti. Laimėti pirmą vietą. Manot, jie pajėgus laimėti? Jo, man atrodo pajėgus. Gal prieš ispanus ne, bet antrą vietą tai tikrai tikiuosi, kad paims. Linkėjimų sienoje savo mintis popieriaus lapeliuose šalies rinktinė jau palikę miestiečiai sveikina tokią naują ir neįprastą idėją. Tuo tarpu jos autoriai sako siekia uždengti ne tik neišvaizdžią miesto centre pėsčiųjų gatvėje stūksojusią sieną, bet ir planavę vietą, kurioje žmonės galėtų išlieti emocijas apie krepšinį. Čempionatui reikėjo kažkokio tais renginio, kad žmonės galėtų kažką padaryti. Principe vis tiek visi gyvena vieną emociją. Ir pagalvojame, kad tą emociją reikėtų kažkokiu būdu išreikšti ir tiesiog labai dėkinga šita vieta gavosi. Dėl to, kad ta siena iš tikrųjų buvo ganėtinai neišvaizdi ir mes sugalvojome ją pakeisti. Su Kauno miesto savivaldybės pagalba mes tą padarėm ir dabar matom, kad iš tikrųjų linkėjimų sienos reikėjo Kaune. Per kelias dienas nuo linkėjimų sienos atsiradimo joje palikta per 300 palinkėjimų. Tad iki čempionato pabaigos manoma, jog savo mintis skirtas krepšininkams čia užrašys tūkstančiai žmonių.